Mažadai, labai įdomu, galite papasakoti, už ką jūs patraukė iš vienmandatinės apygardos? Ką jūs padarė tokio, kad jūs reikėjo nuimti? Ką jūs padarėte? Trumpai. Pagal rinkimų kodeksą užstatą parašyta, kad reikia sumokėti. Kas yra užstatas? Užstatas tai yra kaip garantas, kad parodantis, kad žmogus, norintis eiti į Seimo rinkimus, kad jisai yra pasiruošęs ir turi ryžto ir surenka 2018 eurų savo asmeninių lėšų, įdeda į VRK, sakykime taip, kaip užstatą ir tada jau formina dokumentus tam, kad kandidatuoti Seimo rinkimus. Čia toksai kaip garantas, kad žmogus parodytų savo ryžtą. Ar jūs sumokėjote tą garantą? Aš be abejo sumokėjau tą garantą ir visą kitą, bet VRK vėliau parašė tokį raštą, kad norėjo patikslinti, iš kokios aš sąskaitos padariau tą užstatą. Aš jam paaiškinau, kad aš padariau užstatą iš mokėjimų įstaigos, kuri yra ne Lietuvoje, o ES šalyse. Noriu priminti, kad kažkur apie 1 milijoną žmonių Lietuvos piliečių turi užsienio sąskaitose savo sąskaitas, Lietuvos piliečių, ir aš esu vienas iš jų ir aš padariau iš tokios sąskaitos pavedimą, tai yra užstatą Vyriausiai rinkimų komisijai. Tiesiog iš kitos šalies. Kitos šalies. Tačiau VRK po to sugalvojo, kad šitas mokėjimas kaip užstatas, jis buvo padarytas techniškai neteisingai, tai buvo klaida ir nepripažino šito užstato. Atsiprašau, techniškai neteisingai, tai jie negavo tų pinigų? Jie gavo pinigus, jie patvirtino, viskas yra patvirtinta, visa kita. Jie tiesiog parašė, kad aš sumokėjau ne iš kredito įstaigos. Kad jie skaito, kad tie pinigai, kurie buvo padaryti iš mano asmeninės sąskaitos išmokėjimo įstaigos, jie yra padaryti ne iš kredito įstaigos. Palaukite, tai čia jūsų pinigai ir ar jūs tos pinigus deklaravot? Aš tos pinigus deklaravau, visą kitą, tačiau tai ne ta problema yra. Problema yra ta, kad jie tiesiog nori eliminuoti mus iš rinkimų ir ieško priežasčių, kaip tai padaryti. Ir jie tai kol kas padarė. Tai kaip suprantu, jūsų kolega sumokėjo iš Lietuvos, bet iš pavedimų iš pašto. Ir irgi turėjo tokią patį problemą. Visiškai teisingai. Jie jau kitą mūsų vienmandatininką, mūsų partijos vienmandatininką, irgi dėl tų pačių priežasčių neleido kandidatuoti savo vienmandatėje apygardoje, dėl to, kad jis padarė pavedimą per pašto skyrių, per Lietuvos pašto skyrių. Ir Vyriausia rinkimų komisija skaitė, kad padarytas užstatas ne iš kredito įstaigos ir netinkamai padarytas mokėjimas kaip užstatas. Bet problema yra ta, kad yra konstitucija. Konstitucija garantuoja, kad kiekvienas Lietuvos pilietis gali būti renkamas, tai yra užtikrinta jo pasyvioji rinkimų teisė. Ir šitos rinkimų pasyviosios teisės negalima riboti jokiais techniniais kažkokiais tai trukdžiais, kad padaryta iš kažkokios neteisingos sąskaitos arba kažkokiais tai tenai, aš nežinau, bet šitos pasyviosios rinkimų teisės negalima riboti. Tačiau tokiu būdu rezultate vis tiek mus eliminavo iš vienmandačių ir šiai dienai iš 7 vienmandatininkų jau liko 4.